Sveiki visi. Šiandieną mano užduotis yra cokolio apvadų gamyba. Aš turiu išfrezuoti profiliuką ant viršutinės dalies pačio apvado. Tai apvadus gaminu iš konstrukcinės medienos. Niekas nesišlifuos, niekas papildomai nesiruoš. Tiesiog reikia padaryti pagražinimą ir išfrezuoti profiliuką. Tai va šiame video ir parodysiu, kaip susitvarkau su šita užduotim. Tai kad išfrezuoti, tai naudosiu rankinį frezerį. Pats galingiausias Festool frezeris. Aišku, tokio dydžio ruošinių niekaip neišfrezuosi kitaip, išskyrus su rankiniu frezeriu. Va, tai yra viena iš priežasčių, kodėl tas frezeris apskritai pas mane ir atsirado. Todėl, kad neretai susiduriu, kada reikia pagaminti kažkokius tai stambius ruošinius ir, žodžiu, nei stalą pirkti, nei dar kažką tai kitaip daryti. Jau aš kelis turiu padaręs apvadus po 6 metrus. Tai vat pademonstruosiu, kas liečia dulkių nutraukimas. Ant kiek geras yra dulkių nutraukimas. Aš tiesą sakant, net pats nesitikėjau, kad šitaip gerai nutraukia dulkės. Va, freza įdėta su guoliuku. Šoninis frezavimas, tai tiesiog guoliukas remsis į medieną ir neįsigilins daugiau negu man reikia. Va, dabar pjuvenų gaudyklė, va tokia yra. Jinai įsideda labai paprastai, čia ant magnetukų įsifiksuoja. Va, ir uždedu paduką. Va, štai taip. Dabar ką daryti, kaip išlaikyti man tą frezerį, nes jisai yra pakankamai sunkus, gaunasi. Jisai pakankamai sunkus, tai aš sugalvojau, kad vienu metu aš frezuosiu 2 gaminius. Gaunasi, va tai va sudedu vieną prie kito ir tiesiog paprasčiausių būdų iš apačios aš juos prisuku prie kitos medinės lentos. Toksai gaunasi kaip pagrindas. O, grubiai pasimatuoju, kokiu atstumu man turi būti ruošiniai vienas nuo kito. Grubiai 7 centimetrai. Viskas daroma paprastai, kadangi yra lauko apdaila, tai nėra kažkokių tai super reikalavimų, kad išbaigimas būtų kažkoks tai super baldinis. Kaip tik dar netgi geriau, kada yra mediena va šiek tiek pasišiaušus kažkur tai prie jos geriau laikysis dažai. Todėl aš daug jos net ir nešlifuosiu. Patį profilį pasižiūrėsiu, kaip gausis kiekvienas ruošinys ir patį profilį gal kažkiek tai prašlifuosiu. Trijose vietose fiksuoju. Va, matot, gavosi toksai savotiškas lovys. Pačių tašų aukštis yra daugmaž vienodas. Viskas tvarkoj, galima pradėti. Dabar kas gaunasi? Čia yra, kaip sakant, plokščias paviršius be jokių nuolydžių. Tai pačią frezą aš jau esu nureguliavęs. Reiškia, nustatęs į tokį gylį, kad kada aš išfrezuosiu jau patį profiliuką, tai dar liks man šiek tiek vietos nupjauti pačią viršutinę dalį ir suformuoti nuolyduką. Nes kadangi dailylentės fasado remsis tiesiai į šitą lentą. Pasidalinsiu, kaip viskas atrodys.
bet aišku tik tada, kada daeisiu jau iki to darbo. Darbą atliksiu 2 praėjimais. Pirmų praėjimų tiesiog švelniai nuimsiu kažkiek tai medienos iš akies, laikydamas už pado, o jau antrų praėjimų nufrezuosiu jau, kaip pasakius, švarų paviršių. Tai gaunasi taip, kad aš pradedu nuo to galo, dalį medžiagos nufrezuoju ir paskui apsisuku ir grįžtu jau per antrą ruošinį. Gaunasi, kad lygiai panašią dalį nufrezuoju ir antro ruošinio. Ir tada vėl pakartoju šitą patį ratą ir ruošiniai būna baigti. Tai frezerio privalumas pagal mane. O pasižiūrėkit, čia yra spiglys, todėl rievės yra labai stambios. Kadangi jos yra stambios, tai jos ir kaip dreskia, tai jos gaunasi stambios ir kažkur tai netgi atplaišos va tokio. Gaunasi, kad kemša šiek tiek nutraukimą, pjuvenų nutraukimą, bet nepaisant to, pasižiūrėkit, kiek yra išpjauta medžiagos. Toj aš atsuksiu ir atversiu ir parodysiu. Ir kiek pjuvenų tik tai yra va čia nais tame lovy. Ir dabar dėl informacijos aš profrezuosiu šitą dalį visiškai be siurblio. Galėsim sulyginti, koks yra skirtumas. Tai dar, kas nematėte anksčiau ankstesnio video, tai gaunasi, kad yra tokia sudaroma kaip kamera viršutiniai korpuso daly. Tai pagerina pjuvenų nutraukimą. O čianais dar tas yra priedas toksai, kuris sukiojasi pagal frezerį, kaip reikia, ir sugauna didžiąją dalį, turbūt, kad, nežinau, turbūt kokie 99% visų pjuvenų yra sugaudyta siurblio. Dar kart pasikartosiu, nepaisant to, kad rievės yra stambios ir užkišinėja siurblio šlangą.
kas gaunasi. Žinokit, jungiu siurblį, nes akivaizdu, kad pjuvenų nutraukimas, čia ne dulkės, čia pjuvenos, drožlė. Akivaizdu, kad yra labai efektyvus šito frezerio. Festulis čia pasistengia, kaip turi būti. Kam visą tai kvėpuoti, jeigu galima nekvėpuoti? Kas be ko, kažkiek tai vis tiek tenka tų dulkių sukvėpuoti, bet geriau jų gauti kuo mažiau. Tai va, toks nutraukimas, pjuvenos pjuvenoms, bet šito frezerio gale, ko man reikėjo, 2 kW. Taip pat jis matot. Ima mėsą iki kaulo. Dabar pasižiūrim, kas gavosi. Kažkiek tai, manau, reikės pašlifuoti, bet nieko baisaus. Svarbu tą profilį padaryti pakankamai, ta prasme, nesugaištant per daug laiko. Va, kas gaunasi. Galai, aišku, pjaunasi. Kažkiek tai va tokie va, kur ranka sudrebėjo, tose vietose, kur pati konstruktyvinė mediena nelygi. Tai ten kažkur tai lieka žymė. Va, nusišlifuos. Žodžiu, va šita dalis, kaip minėjau, jinai nusipjaus kampu, 12 laipsnių kampu, daugiau neišeina. Va, ir tada montuosiu. Kada sumontuosiu, kai viskas bus nudažyta, tai parodysiu, koks bus rezultatas. Va, kelias jau turiu sumontavęs, bet kol nedažyta, žodžiu, kol nėra sujungta viskas su mediniam fasado dailylentėm, tai nenoriu per daug išsiplėsti. Va, mediena šiurkšti, dažai laikysis gerai. Tiek reikalų. Ačiū visiems už dėmesį. Kaip matėt, vieną pagrindinį privalumą šio video, kurį norėjau parodyti, tai būtent pjuvenų nutraukimas, kad yra praktiškai 100%. Va, nu ir gale, aišku. Frezeris, man atrodo, kalba pats už save. 2 praėjimai ir tiek medžiagos nuimta. Mane tai visiškai tenkina. Ačiū už dėmesį ir iki kitų video. Sekančiam video parodysiu savo frezavimo stalą. 5 minučių stalas, pritaikytas statybų sąlygom dirbti. Paaiškinsiu, kodėl jisai toksai, parodysiu, kaip jisai veikia, kaip pritvirtintas, jau išbandytas. Va, filinginė freza įdėta. Tai pademonstruosiu, kaip jisai veikia. Tai va, kam įdomu, tai sekantis video bus apie staliuką. Visiškai jokių komplikacijų, paprastas ir gerai veikiantis daiktas. Va. Taip pat paliksiu nuorodą prenumeruokit naujienlaiškius. Visos akcijos, atrakcijos iš Festool bus tenais. Tai kam yra aktualūs tokie įrankiai, prašom. Čia nais šitą namą stačiau, neatsimenu, prieš kažkiek metų. Va, tai gaunasi, tenais yra statinys, observatorija su nuvažiuojamu stogu ir su pakeliama siena. Čia nais namas. Va, tai šitą aš irgi visą padariau nuo nulio. Čia irgi buvo dirba. Va, tai taip atrodo. Čia yra kombinacija skalūno ir eglės dailylenčių. Terasa. Čia rombo. Čia visą šitą skalūną aš pats asmeniškai sukarpiau ir pagaminau. Nes kvadratinės plytelės buvo. Namas 185 kvadratai.